Labas. Šiandien noriu pasikalbėti su tavimi apie šeštą energiją. Ir kodėl šiandien paklausi tu? Kas čia? Todėl, kad kažkaip jaučiu, kad šiandien reikia apie ją kalbėti. Šešta energija yra apie meilę savo. Vakar, kaip žinia, prasidėjo užtemimų koridorius. Tai man kaip atrodė, kad aš su viskuo tvarkausi, jisai vakar prasidėjo pilnu pajėgumu, tęsiasi iki šiandien. Ir kažkaip sugebėjau, aišku, ne viena, bet sugebėjau visą tą situaciją išvaldyti. Ir supratau, kad labai svarbu yra priimti save su viskuo, su visom savo būsenom, su viskuo, kaip tu jautiesi, kaip tu atrodai, koks tu esi. Tai šiandien apie šeštą energiją noriu pakalbėti. Tai kasgi yra ta šešta energija? Tai šešta energija yra meilės, grožio, bendravimo energija, savęs priėmimo energija, meilės savo energija. Tai apie tą savęs priėmimą, ką labai norėčiau pasakyti, kad kas tu esi iš tikrųjų, tai tavęs nereikia tau nereikia visiems patikti, tau nereikia savęs tobulinti kaip kažkokio projekto, nes tu viską žinai, kas tu esi, tau reikia prisiminti. O kaip galima prisiminti, kas tu esi? Tai kiekvieną akimirką mes žmonės ir esame tuo žavūs, kad kiekvieną akimirką mes galim rinktis. Ir mūsų pasirinkimas lemia rezultatą tolimesnį. Tai jeigu kiekvienoje akimirkoje tu renkiesi arba būt kančioj, arba iš to lipti ir kažkaip stengtis su tuo tvarkytis, tai ir pasekmės bus tokios pačios. Arba tu eisi tą kančios vagą, arba tu pasirinksi lipti iš to. Bet tai tarkim, ane? Aš skorpionas, tos mano emocijos tikrai ne... Aš tiesiog jų nesukontroliuoju. Ir dar mėnulis mergeliai, tai viskas yra taip kritiškai, taip su saviplaka. Žodžiu, yra toksai savigraužos kokteilis užeina. Tai aišku, labai svarbu žmonės šalia, labai svarbu, kad jie palaikytų, bet pradžia yra ta, kad palaikyti save turi tu. Ir kaip tu gali atsiminti, kas tu esi, kiekvieną akimirką pasirinkdamas. Daryt tai, išplaukus kažkokia, per kalidorių dar plaukiu, kiekvieną akimirką pasirinkdama daryti tai, ką tu nori daryti, tu prisimeni, kas tu esi. Tai apie tą meilę savo, tai gerai kažkokios padrikos mintis, kai visą laiką. Meilė savo. Kaip praeitam ten video rodžiau apie tą, kiek tau kas gali koduoti. Tai dabar, tarkim, kitas pavyzdys būtų toksai, kad, tu gimėjai su poreikiu, tokiu dideliu meilės poreikiu. Kad tu jaustumėsi gerai, kad tu jaustumėsi laiminga, kad tu jaustumėsi išmylėta, saugi, tau reikia vieno obuolio. Ir tu ateini į šeimą, kur tavo mama, arba tėtis, arba abudu, turi pusę obuolio. Jie atiduoda tau tą savo visą pusę obuolio, bet tau neužtenka, nes tau reikia viso obuolio. Eini per gyvenimą toliau, užaugi su tuo stygium, nes tu jautiesi, kad tu esi nepakankamai pamaitintas, nežinau, ką žiūri, bet tikriausiai
moterys, nes vyrai nelabai gilinasi iš tas temas. Eini toliau per gyvenimą. Sutinki savo būsimą vyrą. Gyveni su juo, jisai tau gali, jisai irgi turi pusę obuolio. Ir jisai irgi tau gali duoti pusę obuolio. Nu, tarkim, ne pusę, nu gerai, tėvai pusę, jisai tau gali duoti trečdalį obuolio. Jisai tau tą trečdalį atiduoda ir tau vis negana, ir negana, ir negana. Ką reikia daryti? Čia galima taip tęsti ir tęsti. Ką reikia daryti? Kažkaip planavau linksmai, ir vėl apie tą savo priėmimą, kažkaip planavau linksmai visą šitą informaciją pateikti, bet mano būsena dabar tokia, kad to džiaugsmo labai nėra, bet aš mokusi save priimti visokią, tai dėl to ir kalbu. Ką reikia daryti su tuo obuoliu? Reikia užsiauginti savo obelį. Ir kai tu tą savo obelį užsiauginsi viduje, kai jinai pradės tau nešti vaisius, tai tau nereikės kažkaip reikalauti iš aplinkos, kad tą alkį kažkaip numalšinti. Tu žinosi, kad tu turi savo obelį, čia, perkeltinė prasme, tikiuosi, supranti, kad tu turi savo obelį, kad tu gali pati užsiauginti savo obuolių ir dar tais obuoliais pasidalinti. Čia yra didelis procesas ir ilgas, bet tikrai verta tą padaryti. Tikrai verta. Nes tau obuolių iš šalies gali neužtekti. O jeigu tu turėsi savo obelį, tai tu būsi visada saugi, soti ir dar galėsi pakilti vieną čakrą aukščiau iš to, kur reikalauji lygio, į tą, kur gali duoti. O gali duoti tik tai tada, kada turi ką duoti. Tai jeigu tu užsiauginsi savo obelį, galėsi tais obuoliukais dalintis su aplinkiniais. Pagauni, ne? Ir šitas aforizmas yra apie, tą patį galima pasakyti apie tai, kad tu kiekvieną kartą kaip užsiaugintą obelį ir kaip prisimint, kas tu esi. Kiekvieną kartą, kai tau reikia rinktis, nežinau, elementariausią kažkokį dalyką gali paimti iš kasdienybės. Ar tu nori, gert kavą su pienu, tarkim, mėgsti kavą su pienu, bet nėra pieno. Ar tu pasirinksi geriau palaukti ir nusipirkti pieno ir išgert skaniai kavą, ar tu pasirinksi ten, tarkim, išgert bet kaip. Pamečiau mintį, bet esmė yra tokia, kad kiekvieną kartą rinkis save ir rinkis tai, ką tu nori padaryti, ne tai, ką tau reikia padaryti, ne per sukastus dantis, bet rinkis save ir tai, ką tu nori. Va, tokia mintis. Tikriausiai čia po to tunelio norėjau užsilieti apie tą meilę savo ir apie tą, norėjau žiauriai pasidalinti, kaip čia aš fainai atradau, kad reikia savi visokią priimti. Prakriokus parą laiko. Bet priimu, sudėtinga, bet kažkaip judu į priekį. Ir jaučiuosi taip, kad turiu tiek daug patirties, tik tai kažkaip nespėja mano tas liežuvis pagal mintis, nes mintis va tai valekė ir noriu daug pasakyti, bet kažkaip prašokinėja. Tai jeigu grįžtant prie tos
temos apie 6 energiją likimo matricoje. Tai šitos energijos aš neturiu, tai iš praktinės pusės tik apie meilę sau galiu pakalbėti, o turiu pavyzdžių nemažai aplinkui. Tai labai šilti žmonės, labai mėgstantis bendraut, labai jiems svarbus pripažinimas, ta prasme, kad juos įvertintų jų išvaizdą, jų kažkaip tą fainą švelnų charakterį. Jiems labai patinka bendraut. Bendravimas yra jų toksai kuras, kur jie negali iš vis vieni būti, nes 6 energija negali būti viena. Tai būna toks paradoksas gyvenime, kaip ir mano vieno artimo žmogaus, kur tiesiog taip gyvenimas dėliojasi, kad visą laiką ją palieka vieną. Ir čia toksai moralas ir yra tame, kad kol tu nepriimsi savęs, tai ir neišmoksi būti su savim ir tau nebus gera būti su savim, tai ir neateis niekas šalia tavęs pabūt. Žodžiu, kažkaip pačiu skausmingiausiu būdu moko mylėti save ir priimti save savarankiškai. Aišku, būna dar tokių atvejų, kai atsiunčia tiesiog bet ką, kad užimtų tą vietą, kad su bet kuo bendrautum, bet kiekvieną kartą bendraudama su bet kuo, tu gali rinktis. Arba iš bėdos ir su bele kuo, arba palaukt, kažkaip įsimylėti save, priimti save, prisiminti save ir tada susikurti tą tokį kokybišką ir tikrą santykį. Bet kiekvienam savo mokausi nevertinti. Labai noriu nevertinti. Ta prasme, jeigu viskas, kas yra, šitam pasaulyje turi teisę būti ir aš mokausi tą priimti. Tai ką čia dar? Tai bendravimo, meilė savo energija. Ir gal, nežinau, gal pagrindiniai tokie, tuo dar. Tai ir dar toks vienas iš pagrindinių, kad savivertės klausimas toks labai stiprus. Tai čia tas pats, kas meilė savo. Ta prasme, savo tos vertės pajautimas, kaip tu susidėlioji ir prisimeni tą savo vertę, kad tu esi vertinga, kad tu esi pakankama, kad tau nereikia, nežinau, tvarkyti savo išvaizdos, kad tu mokintumėsi priimti savo amžių, kad nesistengtum savęs pakeisti ir perdaryti kažką kitą. Tai čia tas savivertės labai stiprus klausimas, kuris paskui įtakoja santykius. Ir kas dar tokia labai net ne kūrybiška, ir kūrybiška, bet ir grožio energija. Tokia gėlytės, paukštukai, tokia faina, kaip šita iš filmuko kažkokios Snieguolė gal, žodžiu, kur ten eina miške ir paukšteliai. Tai va. Tai labai faina energija, reikia tik tai dirbti su savivertė. Privariau 14 minučių apie per tą patį. Tai gal tiek. Labai linkiu prisiminti kuo greičiau, kas tu esi. Ir kad kuo mažiau skausminga ta patirtis būtų į grįžimą į save. Ir kad vertintum save, ir kad mylėtum. Ir kai priimsi save, tai ir aplinka tave priims. Kažkaip neturiu šitos energijos, bet jaučiu, kad man šiandien ypač. Tai va, iki.